Sveiki, brangieji. Na ką, pagaliau prisiruošiau, turiu valandą laiko iki išvažiavimo į kitą miestą, į darbelį ir kol kas turiu laiko valandžiukę nufilmuoti jums video, kurį labai ilgai prašėte ir kuris tikriausiai sulaukia daugiausiai prašymų, kad Evelina greičiau nufilmuok. Tai būtų kaip gauti nemokamų produktų. Bet darysiu atskirą, ne apie visus saitus, kur galima gauti, jeigu bus įdomu vėliau dar padarysiu tokių, o dabar būtent iš Amazono. Taigi, aš nežinau, ar esu rodžius, bet va visokių gavus iš Instanatural rožių kaukė veidukui, po to jojobos aliejukas veidui, plaukam tinka, po to labai mylimas mano iš Instanatural vitaminas C serumas, žiauriai gerai odą, tuos, kur yra kaip pigmentinės dėmės, pabalina ir netgi šiek tiek spogelius apdžiovina, nu žiauriai geras dalykas. Patinka, naudoju. Na, čia nežiūrėkit, čia neplyšia, čia šitas va taip užsidėti, bet nenoriu dabar karštą, tai gali pasirodyti, kad skylė. Taip, ir gavau dar va, 3 siuntinukus, kuriuos dabar išpakuosim, pažiūrėsim, ką turiu, ką gavau. Čia irgi iš Amazono. Ir po to eisim prie kompiuterio, parodysiu jums, kaip pasidaryti, kad ir jūs galėtumėt gauti nemokamų produktų. Tai yra Amazoniai ir jūs už dyką, aišku, nieks nieko neduoda. Jūs turėtumėt, kada gaunat produktą, jį pabandot ir palikti atsiliepimą, review padaryti. Ir už tai jums duoda nemokamai arba ten su didelė nuolaida pabandyti produktų. Taigi viską paaiškinsiu dar prie kompo, o dabar pakuojam ir žiūrim, kągi aš čia gavau. Taip, viena dėžutė. Štai taip. Ir tokioj dideliai dėžutė, štai dar dėžutė. Ir tai yra purškiklis, kaip tas dozatorius ir Rosefil Seed Oil iš Instanatural, štai. Toksai aliejukas ir iškart yra dozatorius įdėtas. Po to pasiskaitysim, kam jisai čia, kaip naudot, nes būna prašyta labai gerai, kaip naudot ryte, vakare, kiek lašų, kaip ką labai gerai. Va, kad čia drėkina odą gerai, mažina raukšles, omega 3, 6 ir 9. Yra su vitaminu A, vitaminu C, antioksidantais ir beta karotinu. Nu, žodžiu, štai toksai, gavau dar aliejuką. Toliau dar viena dėžutė. Iški skubu šiek tiek, kad dar reikės įkelti šitą, ką įrašysiu dabar į kompiuterį, išvalyti ir tada pasiruošti kitam filmavimui kamerą, kaip važiuosiu. Tai už tai taip. Toliau yra štai taip, čia tuščia ir štai tokia dėžutė. Taip, tai yra karštų lūpų revoliucija, Hot Lips Revolution. Tikriausiai įtarėt, kas tai yra. Žinot, tos pompytės, kur įsisiurbi ir po to išputlina lūpas valandai laiko, bet jeigu per dažnai naudoji, tada būna, sako, net pamelinuoja. Na, išbandysiu vieną kartą ir pažiūrėsim, kai nemokamai galima ir pabandyti. Čia kažkoks toksai lankstinukas ir kaip tai atrodo. Štai taip. Ir štai taip, toks maišelis Hot Lips. Štai. Ir toks didelės lūpos. Oho, kaip fainai. Net ant stalo vien tik pasidėti štai ant stalelio ir tai gražu, ne? Įdomu. Taip. Kaip čia atsidaro? Opa. Vau, eina savo tokia dėžutė. Čia kažkas. Kaip įdomiai, neįsivaizduoju, kaip čia jas naudoti, reikės būtinai paskaityti, kas tai yra ir kaip naudoti. Žodžiu, kažkuriam video parodysiu, kas tai yra. Dabar nesiplėsim, bet įdomu. Taip, toliau, kita dėžutė. Atrodo štai taip, vėl popieriai. Dar kažkoks aprašas gal ar kas. Jo, aprašyta, kas tai yra, kaip naudot. Ir tai yra štai tokia Hydrogel kremas, gelis kremas,
Maximum maitinimas. Štai toksai iš Instanatural. Taip, nes juos pardavinėja Amerikoje ir gali įsigyti čionais tik tai per Amazoną. Taip, štai tokie. Tai tiek tų siuntinukų dabar gavau ir šokam į video, per kur aš čia gaunu ir kaip juos gauti. Tai va, susitiksim. Taip, kągi, pirmiausia, reikia mums puslapiuko, o puslapis bus AMZ Reviews. Taigi, atsidarom tokį puslapiuką, jo linką paliksiu jums apačioje. Ir tada, štai dešiniai pusėje jūs randate prisiloginat, prisisaigninat, savo duomenis suvedate. Štai čianais, suvedat savo duomenis ir taip aš jau esu užsiregistravus, jūs tikriausiai mokat paprasčiausiai irgi login. Pamatysit, kaip užsiregistruoti ir viskas taip. Čia jau mano suvedu duomenis. Taip, suvedėm duomenis visus, susiregistravom, patenkam į tokį puslapiuką ir kągi mes jame dabar darysim. Taip, pirmiausia, pasižiūrim dešiniai pusėje, kur yra Review Request, mes galėsim juos, čia ką rodys mums, ką jau užsisakėm, štai paspaudžiu, kad jums būtų aiškiau, čia jau ką užsisakėm, ką gausim, štai aš jau gavau ką, šitus ir turiu palikti aprašymus, atsiliepimus. Dabar parodysiu pačią pradžią, pavyzdžiui, einam, spaudžiam į Go Shopping, štai čia. Ir tada, štai tokią lentelę iškrenta, pasirenkame Sort by Experience, šitas pasirenkam Sort by Price Lowest First. Pasirenkam, tada refresh padarom ir mum meta visas prekes, kurios yra free, nemokamos. Ir žiūrim, ko mes norim, ko ne, va apačioj. Vėl praeinam, daug puslapių yra. Ir po to didėtos, tai po 1 centą, po 2 jau bus. Ir vis va taip važiuojam, ko mums reikia, spaudžiam Review Now. Štai renkamės, va jeigu tokio reikia, spaudžiam, jeigu nereik, toliau einam ir ieškom, ko norėtume. Pavyzdžiui, itmo nereik daugiau, bet pavyzdžiui, vitaminai. Paspaudžiam Review Now ir štai iškrenta tokia lentelė, mes apie ją pasiskaitom ir jeigu mums tinka, spaudžiam šitą, štai taip, ir mes jau gavom, kad paprašėm šito vitaminų šitų, ir tada, kai einam į Review Request, jau mums jį rodys mūsų puslapiuke, štai čia. Ir kada mums jį sutinka duoti, kur aš čia įmečiu, va, šitie vitaminai, ir kada jį sutinka mums duoti, iškrenta štai tokia lentelė, va, toks, kad approved. Ir tada galim Buy Now, štai šitą spausti, arba va, spaudžiam tada štai šitą Buy Now ir būtinai nusikopinam šitą koduką, kurį mums davė. Ir tada, kai mes nusikopinam šitą koduką, mes turime nueiti į Amazoną. Į savo Amazon accountą. Reikia turėti Amazon accountą būtinai. Čia iš Amerikos negalėsiu gauti. Patenkam į Amazon accountą savo. Turite turėti, iš kurio jau esate kažką pirkę, nes kitaip jums neduos padaryti apžvalgos. Turi būti veikiantis accountas. Tikiuosi, žinot, kaip į Amazoną irgi užsiregistruoti, rodyti nereikia. Ir tiesiog tada šitą spaudžiate, kad įdėti į krepšelį, ir kai įdedat į krepšelį, spaudžiat šitą, pardavimas vyksta, ne, ir tada būtinai štai, kur yra gift card and promotion kodas, būtinai spaudžiam šitą, enter gift card, gift voucher or promotional kodą, ir einam vėl į Amazoną, į AMZ, nusikopinam tą koduką, einat vėl į Amazoną ir paspaudžiat šitą koduką ir tada Apple. Čia, kadangi aš jau gavau, tai jau negaliu šito užsisakyti, bet supratot, tada būna čia, kad kaina
išmeta jau tik 0,00 arba ten kokią akciją ir continue varot ir nusiperkat nemokamai šitą produktėlį. Kada jau jūs gaunat prekę, paspaudžiate ant tos prekės, parašot review apie ją ir po to va čia užeinate į šitą MZ reviews, spaudžiat aš jau padariau apžvalgą ir įrašote permalinką tos prekės, kurią aprašėte. Kaip jį rasti, kaip tą permalinką rasti, tuoj parodysiu. Štai čia yra kaip galima how to find your review permalink ir čia bus parodyta. Įrašote koduką, ne koduką, linką ir jūs atsiskaitę už šią prekę. Ir po to vėl einate į GoShop ir renkatės prekę, kokią norite. Čia naisva mokamos, kai kurios yra, o jeigu renkatės nuo mažiausios, tada štai yra for free visur. Ir išsirenkat, ką norite gauti. Žodžiu, esmė, pagrindas yra toksai, kad tiesiog turite užsiregistruoti į AMZ Reviews ir prijungti prie šito AMZ Reviews savo Amazono akauntą. Ir tada galite nemokamai gauti šias prekytes. Tai tiek. Jeigu kilo klausimų, prašom parašyti linką, padarysiu dar gal pasistengsiu atsakyti aiškiau, gal dar kažkaip aiškiau parodyti, nežinau dabar ar čia aišku ar ne, kai taip rodžiu. Žodžiu, lauksiu jūsų komentarų. Esmė yra AMZ Reviews puslapis. Ačiū už dėmesį. Ačiū už peržiūrą, ačiū, kad esate kartu. Jeigu kilo klausimų, dar rašykite, pasistengsiu atsakyti. Jeigu kažką norėsite smulkiau sužinoti, taip pat komentuokite. Pakalbėsim, žodžiu, viską rašom, bendraujam ir geros jums dienos, ir ar savaitės, ir visos savaitės, ne tik dienos. Iki.